šiandienos tema tai mane intriguoja tiesiog, nes jau su kuo noriu pasikalbėti apie burtus, tai su jumis. Gelk. Nes čia iš tikrųjų burtai. Nes mes apie burtus kalbam visomis temomis, visada yra dalis, kada Ineta tikrai papasakoja kažką apie savo papročius ir burtai. Savo papročius, Inetos papročiai ir laida. Išleis knygą Inetos papročiai. Net, pažiūrėjau, tas durų. Ritualai galbūt. Ne papročiai. Ne burtai, ne papročiai, aš nežinau, aš jau nevaidinu. Ritualai. Aš visiems pasakoju, kiek moterų nusiplovė šitas duris. Druska. Man rašė tikrai, ne viena. Aš sakė, žinokit, nežinau, kaip tikiu, netik, aš plaunu, sako, aš ploviau iš abiejų pusių. Tai mes įsiklausėme į tai, kokios temos yra natūraliai mums artimos. Aš nežinau, ką žiūrėjo ta moteris, kuri ėjo užupiu ir klausė, bet Inetos tada nebuvo, kaip pasakojau. Aš ėjau namo, žinai, vakaras ir einu tokia graži moteris. Nu, tikrai labai graži ir taip labai elegantiškai apsirengusi su šuniuku, žinai, ir sausinuku, žinai. Ir aš taip lenkiuosi su juo, taip pakryžau, asta, sakau taip. Ir tokia faina, žinai, tokia šilta, aš galvoju, gal pažįstu, telefoną iš kišenės, sako, žiūrėkit, ką aš klausau, o ten mes. Tai buvo miela. Ir jau tikrai buvo koks nors patarimas, nes patarimų visą laiką yra daug, bet svarbiausia, kad iš jūsų, esate pritaringos ar ne? Aš neprietaringa, aš norėsiu tikinti. Aš tai galvoju, kad mano gyvenime turbūt kažkaip tai tas taip harmoningai susilieja, dėl to, kad aš tikrai pripažint, kad jeigu aš, tarkim, turiu grįžti namo pamiršus kažką, aš visai išeidama pasižiūrėjau veidrodį, juodas katinas prabėgęs, gražus gyvūnas, bet galėjo ir neprabėgti. Aha, aš turėjau tokių prietarų, kurių griežtai būdavo, pavyzdžiui, užlipu ant to šitogi, kaip jis vadinasi, kanalizacijos to dangčio. Aha, jo. Ir koks šiek tiek. Aš ant jų nelipdavau. Ta prasme, man būdavo čia griežtai nelipti. Taip, nes galėjai kristi, o blogai uždarytas. Tiesiog aš nelipu ant jų. Man yra blogai, nelaimė, kažkokia tokia. Aš nežinau. Ir aš tiesiog, jeigu aš einu, pavyzdžiui, ten minioju ir kažką ir priešais mane, aš ten peršokdavau, bet aš ant jo nelipdavau. Aš tai tokia esu. Bet aš turėjau prietarų. Dabar aš, kai pradėjau dirbti su įsitikinimais, aš suprantu, kad tai yra grinai įsitikinimai, prietaras lygų įsitikinimai. Bet, pavyzdžiui, aš einu, tarkim, poroje, aš neleidžiu kitam žmogui praeiti tarp mūsų. Bet, pavyzdžiui, Aš pakeičiu ir įsitikinimus galima keisti, tai lygiai taip pat prietarus, kadangi jie yra lygybės ženklas įsitikinimams, juos galima keisti. Pavyzdžiui, man prabėga, kad jie man toks džiaugsmas pinigai. Kaip aš noriu tų juodų, kad aš tai prabėgtų. Iš vis jokiais prietarais netikiu, bet pavyzdžiui, einu ir užkliūvu, ar ne, už plytelės, užkliūvu kažkuria koja, ne? Ir tada jeigu užkliūvu dešinę, o aš gimusi 11, žinojote, kad jeigu kairę turi užkliūti ne porinė, tokia nesąmonė, o jeigu užkliūvi dešinę, turi būti gimusi porinė diena. Aš kadangi gimusi 11, tai jeigu aš užkliūvu kairę koją, aš galvoju, oi, kokia laimė, užkliūvau kairę, šiandien man laimė. Tai čia visiškai pokštė. Bet jeigu tu kitų žinai, o jeigu aš užkliūvu dešinę, aš galvoju, prietarai nesąmonė. Bet, pavyzdžiui, italai mirtinai bijo druskos, tarkim. Pavyzdžiui, jeigu yra druskos, kai būna buteliukas, tarkim, restorane ant stalo. Bet jeigu parvirsta, tai jie tiesiog visi nuščiūva ir dabar seka, ką dabar daryti. Rimtai. Bet čia tikrai kultūrinis. Va, matai, aš irgi tokio. Ir jie tada turi paimti ir berti 3 kartus per kairį petį. Žodžiu. Bet čia iš tikrųjų yra tas masė žmonių iš kartų į kartas pereinantis dalykai. Dėl to jie mums labai veikia tikėjimą mūsų, o mes žinom, kuo mes tikim, tas ir materializuojasi. Dėl to mes galvojam, turim tokį įsitikinimą, kad jeigu aš taip galvosiu ir tikėsiu tuo, būsiu stipresnis, nes aš turiu visą palaikymą, čia iš tikrųjų patvirtinta yra, bet tai kaip veiks. Dabar žiūrėjau norą sudaužyti tą stiklinę, šukas laimė neša. Bet yra tokių, kurie, pažiūrėjau, prašiausi vestuvėmis. Ir visas įmanomas, žiūrėjau, visas įmanomas prognozės, ten BBC, CNN, itališkas, lietuviškas, kokias tik tai nori, viskas sakė, kad lis vestuvių dieną. Ir tada aš, lietus, sposa bagnata, sposa fortunata, sposa bagnata, sposa fortunata. Reiškia, nuotaka šlapia, žodžiu, nuotaka laiminga. Tai italai taip sako, kitur sakoma, kad turtinga, jeigu lietus. Tai bandai save kažkaip tai paguosti, ta prasme, pritaikyti tos prietarus. Tai va būtent apie tą pakeitimą ir šneku, tada mums lengviau gyventi, nes mes realiai viską kuriam aplink save ir mes galim sukurti visiškai palankę terpę, kad mums visą tai, visi ženklai, kurie mums patinka, kad tikėti prietarais. O vestuvių datą mes kaip rinkomės, skaičiavome nulius, žiūrėjom. O su kuo jūs ten dviese? Ne, mes čia su mama dviese.
Dviese, bet su mama. Ne, nu iš tikrųjų, kad negali būti dėl Anekdotą čia. prisiminiau, bet negaliu. Negali būti dėl čia, negali, nu žodžiu. O į ką jūs, ta prasme, dviese iš ko tas žinias turite? Mes šiaip domimės numerologiją, bet, žodžiu, pavyzdžiui, tos mėnulio fazės, tai netgi pagal ir baltų tradicijas ir taip toliau, kad, pavyzdžiui, mūsų regiono yra irgi, pavyzdžiui, baltiška tradicija, kad nesituokti spalio ir gegužės mėnesiais, kurie yra pereinamieji mėnesiai, nes kodėl man tas buvo labai aktualu, dėl to, kad mes galvojame rugsėjo pabaigoje atodys ir labai sunku buvo surasti datą, kuri būtų tinkama ir artėjo tas spalis baisusis ant nosies. Ir jokies, nes tau atrodo čia visiškai nesąmonė. Bet tai kodėl tu nepalaikė? Aš dabar pusės negirdžiu, atsiprašau. Mes draugės ar ne, aš nesuprantu. Aš dabar negaliu, aš kol nepapasakosiu, aš negalėsiu kundė paklausyti. Aš pasakojau. Tu pasakei frazę, kad jūs su mama tai darėt. Susitinka dvi draugės, sako, žinai, kaip tu vieni, tu gerai, o tu... Nu, aš irgi gerai, tu viena, ne, nu, tu sako, aš su Petru draugauju. Su Petru tu draugauju, sako, taigi pas Petrą Kreivas. Ai, sako, rimtai, pas Petrą Kreivas? Nežinojau. Vien žodžiu, išsiskiria su Petru, ta, kur draugauju. Susitinka po kurio laiko vėl dvi draugės. Viena eina linksma, kita tokia liūdna. Žinai, ta, kur buvo anksčiau su Petru, ta linksma sako, ko tokia liūdna, žinai, sako, nu ko, žinai, sako, tai, nu, išsiskiriau. O tu ko tokia linksma, nu, sako, nu, su Petru aš. Tai viskas mums, tai kaip sako, tu sakai, kad pasikreiva. Ai, sako, pasitarėm su mama, nešaudyt geišio. Aš dabar galvoju, mano nuoširdžioj rimto istorijoje apie mano numerologiją, jai anekdotas galvoju. Ir net nereali istorija iš gyvenimo. Nu, tiesiog tu su mama rinkai datą vestuvių, tai man nešaudyt geišio, nu. Gal dėl to, kad jinai yra profesionali šitoje srityje. Na tai gerai, tu domiesi numerologiją, tu nemenkai astrologiją domiesi. Aš tiesiog turiu žmogų, kuris profesionaliai tą išmano ir konsultuojasi dėl visokiausių dalykų, kas man yra svarbu gyvenime. Kad nepraleisti, sakykime, pozityviausio būdo įgyvendinti savo svajonės ar kažkokius tikslus. Kad daryčiau reikiamų laikų, kai, sakykime, yra viskas palankiausia erdvė tam atsirasti. Aš galiu daryti ir kitų laikų ir aš neprisirišu fanatiškai, jeigu man labai reikia, tai aš tą ir darau. Tiesiog aš žinau, kad tuo metu yra netoks palankus laikas, kad tuo metu reikia galbūt, jeigu tu negali atidėti, ten tiesiog tau dega ir reikia padaryti, tai tu supranti, kad ne šiaip dėl to, kad tau nesėkminga, o tiesiog, žinai, poveikį. Žinai, energijas, kaip jos veikia, tu tada sąmoningai priimi tuos didesnius sunkumus ar tokį ištestą sunkesnį kelią link to, bet sąmoningai aš pasirenku būtent to laiko. Ne, tai būtent, tai ta prasme, tai įsivaizduokim, jeigu aš būčiau nežinojusi apie tą baltišką tradiciją, tarkim, to spalio ir gegužės mėnesio, tai aš gal, kaip sakant, atsistojęs ir būčiau dariusi tą spalį, bet jeigu aš jau tą informaciją žinau, tai ta prasme, tai ir tada aš priemu sąmoningai sprendimą vis tiek ten tą spalį, kuris tariamai nesėkmingas yra. Nu, tai tu įsivaizduok, gyvenime paskui man nuvelkasi ta mintis, žinai, jinai rusena, nu, ta prasme tavo galvoje, kad, nu... Tai va, aš tada ir renkuosi visiškai nieko netikėti, bet tai atsitiko nuo to momento. Bet tai intuityviai turbūt jau. Jo, nu, tai atsitiko nuo to momento, kai aš pradėjau tikrai, drįstu sakyti, mokėti atpažinti tos Dievo ženklus, vadinkite visatos energijos kaloriją, ne? Aš atpažįstu Dievo ženklus ir arba tai sukrenta, arba ne. Ir tada tu pasiduodi tam lengvai, arba ne. Ir jeigu po to, mano gyvenime buvo, kad aš kai turėjau savo laidą, daug ten buvo astrologijos rubrika, ar ne? Ir aš to visai nesdubiau, ateina ir jinai viską patvirtina. Ką aš pati jau iš savo ženklų susiskaičiau. Bet taip, lygiai taip pat aš irgi pragyvenu, paskui mes susiskambinam, kažkaip pasikalbam ir sakau, taigi čia tas laikotarpis ir buvo, kai man nukrito ten situacijos, pažintis, kažkaip susivedė. Ta prasme, tikrai tokių stebuklingų istorijų yra daug. Bet aš pati, pavyzdžiui, pagaunu save realybėje, tarkim, kokią nors, nežinau, bloga diena, nesėkminga, kažkas, ir tiesiog pagaunu save sakant, gal mėnulis kažkoks. Bet mes jaučiam tą santykį vis tiek, kad nėra viskas, tik atsitiktinumai kažkokie. Kaip faina, kad jūs su mama to tikit abi ir kaip faina, kai taip apsivienyje tas tikėjimas ir apskritai yra gerai su mama tikėti tais pačiais dalykais, nes apjungia. Ir, pavyzdžiui, tarkim, kinų naujų metai, tokios energetiškai labai labai stiprios naktis, tarkim. Žinot, ką aš darau ar kinų naujus metus, jau ką? Aš nusipirku 104 apelsinus. 104 būna labai juokinga, aš einu parduotuvę, aš juos skaičiuoju ir kai sudėdėjau ten trečią maišiuką, patikrinę. Aš
Palauk, tai kem ar pem? Tai va būtent. Ar skiriasi naujo viską. O ką reikia daryti su šitą? Ir tada mes darom su mergičkom tokį dalyką. Tuos visus apelsinus reikia įnešti, bet neįnešti giliau negu į kambarį. Ta prasme, koridoriui pastatyti. Ir tada aš dažniausiai nusiperku būtent tuo laikotarpiu, yra labai tie skanus apelsinai. Jie labai tokie, sezonas jų, patys saldžiausi būna. Tai, žodžiu, ir aš juos nusiperku, atsinešu į koridorių ir kai jau vyksta tas naujųjų tas metų. Bet čia kinų naujieji metai. Taip. Mes mėtom ir kiekvieną metam į kambarį ridenam po visus namus, va taip pat, iš koridorių. Ką mes norim per tuos metus atsinešti į savo namus, kokių dalykų pritraukti. Ir mažytė Frėja, ir upė, ir mes taip būdavom, metam, ir noriu to. Ir kiekvieną savo noriu, saldainių. Ir ten turim kiekvieną savo batų. Ir jau 50, 60 ir dar, atrodo, ką čia dar. Ir paskui, kai atsidaro smegenys, ta prasme, kad tu tikrai pradedi norėti tokių dalykų. Labai skatina norėti. Ir tada visi namai prisipildo tų apelsinų. Gausos. Juos reikia palikti per naktį. Aha. Tai dažniausiai pas mus kokias 3 dienas jie ten valiojas. Tai eini, kuris čia minkštesnis, šitą nusilabi palieki. Ir taip smagu juos praspardinėti, kad jie darbiškai užsibūtų namuose. Toksai labai gražus vaizdas, oranžinis yra po visus tos namus. Tikrai taip fainai atrodo. Ir tada tu supranti, kad įsivaizduoji, kaip tavo namai prisipildo kiekvieno to apelsino. Aš sakiau, kad tai ne tos papročiai. Tam mes šiandien mes vėl sužinojame. Ne tos papročiai. O aš iš tikrųjų tą naktį rašau, toks, ne tai, kad nenorus, bet tokias tikslus svajonės, bet tokius realius, kuriuos iš tikrųjų nori gyventi. Kodėl jūs vis švenčiate kinų naujus metus? Sakoma, kad energetiškai vienas stipriausių naktų yra. Ir kad reikia susirašyti raštu. Ir aš kai aš pirmą kartą rašiau, aš taip išgyvenau, ar labai svarbu eiliškumas yra. Ar prioritetinė tvarka yra įgyvendinama. Ar logika tokia. Tai tikrai, norėjosi kažko tai ir sako, kad kas yra dar svarbu, tarkim, žvakę kažkokią tai, užsidegti. Ir, pavyzdžiui, irgi labai tas ir šviesos, ir kvapų klausimas. Ir tada pasitelkiam, pavyzdžiui, tokius dalykus, tarkim, kaip namų kvapai, kurie mūsų gyvenime yra natūraliai visą laiką. Ir šiandien jie labai natūralūs mūsų laidoje. Taip gražiai, tu čia sąmoningai tai privedė prie mūsų partnerio. Viskas gyvenime yra. Nėra atsitiktinumo. Bet tikrai profesionaliai, aš taip klausiausi, taip, žvakę. Mes turime labai fainus draugus, čia fainas netinka, čia solidu. Aš su jais pažįstama daug seniau esu negu jūs, aš manau, ne? Taip, bet mes susipažinom, aš išmėginau. Taip, tai yra brolis Paulius, tai nėra vienuolis brolis Paulius, tai yra, jis turi tiesiog sesę, kurie kartu ir kūrė visą tai. Tai yra labai fainas pavadinimas, yra Amour Devil, tai yra angelo ir velnio, kaip pas jas susidūrimas, nes iš tikrųjų pas mus irgi 2 pusės yra, mes turim kiekvienas po 2 pusės savyje. Noriu pamatyti. Man tai žinot, kas yra įdomiausia su šito prekiniu ženklu? Tai, kad tai yra produkcija pagaminta Lietuvoje. Visa. Labai neįtikėtina. Ir man, pavyzdžiui, tas yra labai svarbu. Ir kai aš visą laiką ieškau dovanų, kad Lietuvoje pagaminta. Taip, ir aš noriu visą laiką, aš visada, beje, apie mane įdomus faktas. Aš 12 metų gyvenu tarp Vilniaus ir Florencijos ir visus kartus, kiek skrendu, vežu lauktuves abiem kryptim. Visą laiką, praktiškai kiekvieną mėnesį. Tai, pavyzdžiui, man yra labai įdomu atrasti kažkokio lietuviško produktų. Taip, čia lietuviškas. Ir kokio grožio pakuotės, kokio grožio yra, pats. O šiaip vėl ta praktiškoji, šitas stiklė dega 45 valandas. Bet aš pasakysiu įdomų faktą. O, wow, viską gali merginos. Atsiprašau. Aš suprantu, kad jūs užbūrė tie kvapai. Žiūrėk, tu pati nutraukinėjau, tu pati lipi ant mūsų. O supranti, mes Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Žvarbu. Kodėl? Yra internetu galimybė įsigyti šitos nuostabios produkcijos, bet man pačiai, kai aš žiūrėjau jų puslapį, man kilo klausimas, kaip suprasti tą kvapą, kaip išsirinkti, kaip suprasti, nes yra aprašas, bet ne tik. Jie teikia tokią paslaugą, kad jeigu, iš tikrųjų parašai užklausą ir pasakai, koksai maždaug yra tavo skonis, kas tau patinka, ką tu esi turėjęs iki tol. Konsultuoja telefonu. O aš pasakysiu labai svarbią informaciją. Kad dabar iki pat
gruodžio 31. Perkant internetu, jeigu jūs perkate, tai būtinai komentaruose įveskite žodį nusirenk. Ir tai yra kodas, kad jūs gausite dovanų. Pirkdami tik už 49 ir daugiau, jūs gausite dovanų, štai šokia nuostabę prekę. Losjonas kūnai, bet svarbiausia, koks prabangus. Taip yra prabangus losjonas kūnai, kurio ir kaina yra nemaža, apie 20 eurų. Ir tai yra dovana, jeigu jūs įvedate komentare kodą nusirenk. Žinokit, aš apšalusi su, čia man yra naujiena, nes aš brangioji. Ne, bet čia, žinokit, yra Midnight Charm. Ir aš sakau, mes įsivaizduojam skirtingai su tave. Per kvapas. Aš jį Čia mėginau kaip namie. šokoladai, kaip kažkokie tai, wow. Aš jį mėginau namie, čia yra burtai. O aš negaliu atsitraukti nuo Mr. Perfection. Vienu žodžiu, vien pavadinimai išduoda, bet iš tikrųjų nėra tik skambus pavadinimai. Kvapai iš tikrųjų labai kokybiški ir tokie iškalbingi. Su tabaku. Aš šitą ištenku pati sau. Aš jau šitą turiu. Su tabaku. Taip, aš šitą turiu. Aš irgi šitą turiu. O dieve, čia smilkalai. Bet man labai patinka šitas draugas. Žiūrėkit, tikrai. Tas tai nuostabus. Ne, Bet kad visi nuostabus. Bet žiūrėkit, ką jie dar turi? Mūsų žvakės. pašnekovėm mes taip palengvinam dabar šituo laikotarpiu. Tom pašnekovėm mūsų Žiūrovėm. 20 tūkstančiam Žiūrovėm. pašnekovėm. Nu tai kaip, o jūs galvojate, jos Jos su mumis nešneka. Aišku, Jos šnekasi, jos atliepia. Jos netgi sustinka su draugiam ir viską apšneka. Nu, tai ką? Taip. Tai mes palengvinam. Palengvinam tiesiog dovanų rinkimas. Bet čia tai Nereikia iš nieko tikrųjų. sukt galvos. Čia tai tikrai. Toliau, namų kvapai, ne? Yra. Jo, namų Taip, kvapai. namų kvapai. Namų kvapai irgi yra atitinkantis ir žvakės, ir Kvapų paletė tą pačią. viskas. Tai labai, labai skaniai kvepia. Labai, kiekvieną kartą praeinu ir taip jaučiu. Bet mes pakavome tą Reikia būna žvakę toks. ir iš karto pasklido kvapas, mes jos net neuždegėm dar. O dieve, bet kaip. Nu, gerai, Ai, pilna kvapų. mums pasisekė. Va, Ineta gražinasi jau. Ruočiasi jau kažką. Nori vėl būti gražesnė už mus. Pasisiaučias. Ineta, klausyk. O, pavyzdžiui, tu visada tokių, žinai, triukų kaip nuplauti duris druska, su astrologė draugauji, o tu esi buvus pas būrėją. Iš jūs koks tavo požiūris į tai? Aš visiškai buvau paauglė. Buvau. Vienintelį dalyką, ką aš prisimenu, tai kad aš gyvensiu iki 8-5 ir man tas visai faina. Nu, dar pratęsiu kokį 10 metelių, manau. Aš taip pat manau, kad Aha, pratęsi. pratęsiu. Ir... Čia minimum, čia nubrėžė tokią... Taip, ne, bet man nėra taip, kad aš čia įsijautus, aš tiesiog prisimenu šitą informaciją, o mano mama prisimena kitą informaciją, matyt, aš grįžus pasakojau ir jinai visą laiką sakė, nuo 40 prasidės tavo toksai šuolis. O kiek tau dabar? 43. Gal matai? Ir kai man suėjo gimtadienis 40, ir sako, mama, viskas, sako, supranti, dabar tau prasideda tas, sako, aš prisimenu tada, kai tu įėjai, tu sakei, kad tau taip sakė, ir jinai visą laiką nepamiršdama. Bet tik tada buvai jaunutė, o daugiau neini pas būrėjas. Ne. O tu? Aš tai pati neįčiau, nes bijau, nenoriu žinoti, bijau užsikoduoti ties tą informaciją. Na, ta prasme, man, pažiūrėjau, pasakysiu kažkokią tai tokį faktą. Gyvensi tiek ir tiek. Ir man tada atrodo, kad aš, kaip pasies man tą tokią, žinai, žinutę kažkokią. Tai bet per mano mergo, kad į mano draugės man padarė staigmeną. Ir žodžiu, ir pakvietė šamanę. Labai jau neprisistatė. Iš kur? Negaliu atsakyti, nes aš buvau situacijos auka. Neplaidė buvote. Ne, čia buvo tik pradžia dėja. Aš būčiau sukeitus vaidmenimis ir būčiau palikus pabaigą. Tai kiek tau reikia ten porą taurių šampaną? Bet, nu taip. Na ir? Nu, bet žodžiu, bet esmė, ir aš sakau, aš neturiu klausimų, aš esu nepaprastai laiminga, sakau, kodėl jūs manim netikite, kad aš nieko nenoriu. Aš sakau, aš tiesiog, nu, žiūrėkit, išburkit visus svečius šitą vakarą. Sakau, aš nieko neprašau, aš turiu viską ir daugiau, aš ir jums dar galiu duoti. Sakau, dabar smėti. Ko paprašė? Ir jinai man sako, bet jūs užduokit klausimą. Ir aš nenoriu užduoti jokių klausimų, nes man viskas yra nuostabu. Tai uždavė tą klausimą. Neuždaviau, nesipūrei. o neatsisuka į mane ir sako, Prakeikiu. jūsų pirmas vaikas bus sūnus. Ir aš, kodėl? Man tai pasakė. Visiškai neprofesionalė. Geras. Nu, jinai norėjo, matai, Matai, kai merk vakarinė pasikvietė į netos, kas vyksta, kokie dalykai. O, taip. Gimdysi sūnus? Čia blogiausias. Gimdysi tą, ką pasakė tau ta Čia moteriškė. blogiausias prietaras nepasikviesti į jūsų merkvakarį. Netos. Nu, Labai tikrai, blogas žiūrėkite, nerizikuokite. O tai gali būti, kad bus sūnus visi pirmagimiai. O tai mano požiūris į burtininkės, kaip tavo pasidarė po to, kai aš konservatorijoje kažkuriam kurse, nes aš mokiausi renginių
režisūros ir mūsų kursas organizavo rugsėjo 1 visiems fakultetam, visą Klaipėdos konservatorijos fakultetam. Ir man buvo užduotis, aš pati susigalvoju, aš neatsimenu, bet padaryti būrimo saloną. Nu, ta prasme, bajeris, žinai. Tai vat nuo to laiko aš neinu pas būrėjas dėl to, kad aš tiesiog papūriau. Ir tu pasakei viską kaip bus? Ir merginos stovėjo eilė ir visi ėjo į tą mano palapinę. Aš buvau bajeris, man reikėjo susikurti personažą, čia aš juokavau. Ir aš pradėjau, taip, čia valdiški namai. Ir tai pradėjau, žinokit, aš pagaudinėti šitą velnio sėklą, kaip žaisti su jų psichologija. Aš pradėjau žaisti. Nes jie ten sako, taip, čia man yra pas advokatą. Taip, čia nepaeis, jeigu čia įsikišva. Jeigu įsikiš bartukas, nepaeis. Žinokit, merginos žiauriai. Aš būriau, eilė nemažėjo. O tai aš dariau pirmą kartą gyvenime pati nebuvus pas būrėją iš bendro. Dėl to, kad pati esi ragana. Gal tiesiog nežinai to. Dėl to, kad aš svajojau tapti aktorė. Ragana nuo žodžio regėti. Tai va. Tai nėra bloga prasmė. Bet aš noriu pasakyti, aš pajutau, kaip tai yra lengva, jeigu tu dar truputėlį pasidomėtum, kada žmogus laiko kvėpavimą, kada labai susijaudina ties kažko. Jeigu tu nori surasti ten tokį manipuliuojantį žmogų, tai tu vis laik ant jo ir užšoksi. Jeigu dar bijai surasti, tai garantuoti, kad jis ir bus. Bet, pavyzdžiui, Teta Gilingo praktikavimosi studijose. Čia ką tu išmanai, įmanomi dalykai prisiminti ateitį mes galim. Prisiminti ateitį. Kaip gerai skamba filmui pavadinimas. Taip. Prisiminti ateitį. Taip. Tai bet yra įdomių tokių dalykų. Ką galima. Tai gerai, aš dar greitai, kada aš buvau pasireikį meistrą visai neseniai. Man pūtė pilvą. Jisai tau pūtė pilvą? Pūtė man pilvą, ne, jis man šiaip pūtė pilvą. Ir aš galvoju, nes aš sveika, visiškai pakurkas, kodėl man pučia pilvą, aš nuėjau, sakau, padėkit man. Bet čia pas ką nuėjai, atsiprašau? Reiki meistras, jis tiesiog padeda atsipalaiduoti, medituoti, aš galvoju, man padės ir man praeis. Kažkur matyti įtampa susidaro, vaikšto manį ir man padės. Na ir taip man nebepučia pilvo nuo tos dienos, bet įdomiausia, kad jisai pamatė, kad kažkuri mano aura ten labai atvira ir reikėtų ten ją sutvarkyti. Užkimšti, uždaryti tą lauką. Vienu žodžiu, ir man sako, kažkas sako, čia jūsų ta energija siurbia, kažkas čia tada. O tuo metu, rimtai, jūs atsiradot. Gerai, Marija ir ir pagimdyti sūdų dar. Ir mano gyvenime tuo metu buvo tikrai atsiradusi visiškai nauja pažintis su tokia moterim, kuri taip įkrito į mano gyvenimą, žinai, 5 skambučiai per dieną, tai nenatūralu, kai nauja pažintis, 5 skambučiai per dieną, užlėkimai pas mane kavos, o žmogus svetingas, draugiškas, žinai. Bet čia mūsų laidos prodiuserė, taip? Ne. Bet čia Nesvarbu, bet vienu žodžiu, labai staigiai atsirado vienas žmogus, kur aš labai keistai jaučiausi tame santyke, nes man visiškai nauja draugė, aš nesijaučiu čia dabar geriausia, aš turiu geriausią. Ir įsivaizduokite, tas žmogus man sako, negerai, sako, tas žmogus čia, su energija daro blogus dalykus. Ir žinok, jis man liepė vizualizuoti, kaspiną, nukirpti į, aš galvojau, kad ta moteris numirė. Nes ji man nebeskambina, nebeužeina. Ir tada tu pradėjai jos ieškoti. Taip. Aš bent paskambinau, paklausiau, ar viskas gerai. Sulikta diena buvo ryšys nukreiptas. Tai visai netikėti tokiais dalykas, kad tai... Matai. Kad tai vyksta, kad kažkas gali vampiruoti energiją, kad galima ją sutvarkyti, vizualizuoti. Tai taip nėra. Tu intuityviai pati jauti, kad jinai taip labai taip... Aš keistai jaučiausi, tiesiog aš ne tuo klausimu nuėjau. Įsivaizduok, man buvo nuostabu, kad jis pamatė. Sako, palaukit, čia kažkas vyksta. Matai, kad pradėjom nuo to, kad tu sakei, kad tu netiki šitais dalykais, o iš tikrųjų ne tik, kad tiki, bet ir praktikuoji. Skirtingi dalykai yra kažkokia burtininkė su netokia gera, o tokiu žvakigaliu sėdinti. Pridėti rankelę. Taip, bet matai. Ir žmogus, kuris išsigydė, beje, tas žmogus išsigydė savo labai didelę negalę su energijom. Tai aš tai išsiduriu absoliučiai tikiu. Bet žiūrėkit, pavyzdžiui, kai mes nusprendžiam tą dieną, kad aš noriu eiti, vis tiek būna ta diena, draugė kažkur išgirdai, žinai, nes jau tau gimsta noras kažkur nueiti, tu jau pradedi girdėti, kad ir draugė buvo, kad ten ir ta, ir jau kontaktas, žiūrėk, atsiranda, ir jau telefoną gauni ir viską. Ir kad jeigu taip analizuot, kodėl aš noriu eiti pas tą būrėją ar kažką, tai mes visada žinom, dėl ko mes norime eiti. Aš nežinau, man tiesiog įdomu. Ašgi žinau, dėl ko aš noriu, ta prasme, aš net žinau atsakymą į tai.
Nes ieškau, kas patvirtins. niekasgi negali už mus geriau žinoti. Ir kai sako, aš psichologiai jaučiuosi, o kas yra, nežinau, žinok, nežinau, žinai, visiškai neįsivaizduoju, žinai, bet taip negera, žinai, tai niekas kitas negali žinoti. Tik tai nurimti, išgirsti savo širdies tą plasdenimą ir įsiklausyti save, ramybei, viskas iškyla. Ir jeigu nebijai savo prisipažinti, tai Bet tu vis tiek irgi pati Tai ką, mes pačios esam geriausios burtininkės. Bet žiūrėk, Marija, tu sakai, kad ne, aš, prasme, tikrai pas burtininkę nenorėčiau eiti, nes aš bijočiau tų kažkokių atsakymų ir prognozių. Pritariu tau. Matai, žiūrėkite, pavyzdys, kaip baimės pritraukia tos dalykus. Ne? Aš tikrai nenoriu, aš tikrai neįsiu, aš tikrai neklausysiu. Ir man atrodo, jam prievarta. Pasako dažnai, į savo mergvą, kad į tokią šventę jinai pritraukia. Čia aš pati kalta. Taip. O nėra kažkokio klausimo, į kurį atsakymą tu vis tik labai norėtum gauti? Gilus atodusėjai. Ai. Nežinau, ne. Rimtai? Man patinka procesas. Aš galvoju, kad viskas, žinot, yra labai, labai neįdomu. Už tai man atrodo, kad, žinai, žmonės sako, norėčiau gyventi, žinai, nenorėčiau gyventi, žinai. Kokią galią norėtum turėti? Nematoma. Norėtum būti nematoma. Na, tai čia Kur reikės? Jau pasinai žinau, kur aš gyvenu, tai čia... Bet ją išduotų plaukų gumytė. Praeitoje laidoje, ką mums? Aš dabar mano nematomas. O aš atsakymą norėčiau, aš dabar pati savęs paklausiau, aš paklausiau Marijos, kokį klausimas tau rūpi, ką tu norėtum. Ir aš pagalvojau, kad man vis tik būtų svarbu. Bet aš neįsiu pas būrėją, nes aš nežinau, ar jinai tikra, bet jeigu būtų man Dievas pasakytų, kad pas tą gali, tai vis tik... Dievas jai pasakytų, žinai. Vieną dieną atsibunda, jinai sako, šito gali. Tai apie santykius. Man būtų girdi garsų. Čia nukrito tavo kelnaitės. Kur? Nežinai to bajerio? Ne. Dar vienas anekdotas. Klausyk. Šiandien anekdotų dienelė. Jeigu sako, girdėjai garsą, tai čia yra ne bajeris. Čia kai einam mes su jumis miestelį. Ir pavyzdžiui sako, ir kuri nors pamato tokį gražų bičą, kad jai nukrenta kelnaitės. Tai nesako, jis toks gražus, kad man nukrenta kelnaitės. Sako, girdėjai garsą? Čia reiškia nukrenta mano kelnaitės. Čia iš knygos. Čia tokie senoviniai bajerai. Atsiprašau, žiūrėjau. Su jom neįmanoma. Kartų skirtumai. Gerai, man atrodo, aš jauniausia. Kai eisim su jumis šiandien į miestą, galite sakyti, girdėjai garsą, reiškia jis. Aš suprantu, stokim, nusičiauti, pasilenkti batą. Nu, ta prasme, čia reiškia jis. Čia, kai važiuosim su tavimi Turkiją, tai daryti. Tai jau namartė, o tu, žinai, dirbi. Tai aš senjora. Senjora. Makaronų ir picų senjora. Apie Turkiją. Ne, bet tikrai žinoti. Apie Turkiją ir burtus pasakyti Turkiją. Gerai, nenorėsim, šito nerodysim žiūrovui, bet tikrai istorija. Amžinatilsį šviesaus atminimo talentingiausias pasaulyje aktorius Vytautas Šapranauskas. Buvo mano projekte Turkijoje, aš ten filmavau ciklą laidų. Tai ir jis buvo atskridęs filmuotis ir tiesiog pasidžiaugti Turkijos paplūdimiu. Ir mes su juo filmavom tokį pokalbį privačiam restorane, kurios savininkas pabaigoje, o žinot, ta turkiška kava, jinai turi labai daug tirščio dugnų. Ir toks bajeris, tipo, čia visiškai lėkštas, jisai sako, galima, aš, pabursiu, žinai. Ir jisai mums visiems pabūrė iš tų tirščių. Man ne, beje, aš labai aš nesibūriu. Bet vieniem tą, kitiem tą, žinokite. Ir Vytauto Šapranausko puodelis neatsilupo net per jėgą. Ir jis ten kažką apžaidė, bet mes visi supratom, kad čia kažkas negero, jis labai pasimetė. Tas būrėjas labai pasimetė. Tai reiškia, jam tai būna itin retai ir tai yra labai bloga reiškiantis ženklas. Mes ten kažką numozolinom, pabaigėm filmavimą, išėjom ir tai be abejo, mes po to grįžom su kita filmavimą, kitą kartą ten kažką filmuoti ir jisai pasakė, sako, aš šokęs, sako, man per gyvenimą 2-3 tokie atvejai. Oho. Kad, ta prasme, prieš tave sėdi žmogus, kuris gan jaunas, gan greitai išeis iš šio pasaulio. Ir jis kaip burtininkas pamatė tai. Kad nuo to puodelės. Gerai. Mes labai, žinai, įsitempėm, kai mes girdim burtininkas ir taip, žinai, taip, kažkaip labai taip atrodo. Bet realiai kiekvienas mūsų, mes turim tas vadinamas burtų, ar ten, nežinau, kaip be pavadinsite, kad negalės. Taip.
jeigu mes tai treniruojam, pavyzdžiui, kaip atsirado, tarkim, teta healingas mano gyvenime, ne, kas irgi galima prilyginti prie burtų kažkokių tai ale, nes aš pasakoju savo tokias visokias stebuklingas, atrodo, istorijas, kurios yra kiekvieną savaitę jų atsitinka. Tai aš tiesiog užsimaniau, vaikščiau ir toksai alkis, toksai badas žinių, kaip sustiprinti intuiciją. Aš labai norėjau sustiprinti intuiciją ir aš galvojau, man reikia kažko ir aš nuėjau į knygyną ir ieškojau kažko paskaityti tokio, norisi prisipildyti save. Ir tada aš einu, žiūriu knygos čia tokios ir man nei viena kažkaip nesitraukė. Ir žiūriu Teta Healingas ir aš taip nieko apie tai nesu girdėjus, net girdėjus, absoliučiai. Ir aš tą knygą kažkaip imu šitą. Dar kitas žiūrėjau, bet ne šitą. Parsinešu namo, pasidedu į ramu. Ta, prašau, net nebeklausė knygynų darbuotojos, kas čia. Ne, tiesiog man nereikia jos patvirtinimo. Tiesiog aš jaučiu, kad čia ta. Ir aš pasidėjau ją ir sau ramiai gyvenu. Ir po kažkurio laiko man skambina mano viena tokia ilgametė draugė, su kuria mes lankėm visokiausius moteriškumo seminarus ir visą kitą. Bet jau po tokios pauzės jinai man skambina ir mes šnekam, ten vos ne pusvalandį ten pliurpiam. Ir aš galvoju, palauk, nieko, jinai nenori iš manęs, ne? Aš kaip ir irgi, mes kaip fainai draugiškai kažkaip plepam ir nieko nevyksta. Ir jeigu kažką jinai prisiminė, ne? Jau, ne, bet anekdotų. Bet paklausai, Tyliu. paklausykit, aš pabaigsiu, gerai, galima? Mane tai pertvarkė per mano istoriją. Tai ir mes kalbam. Ir galvoju, vis tiek iš to pokalbio kažkas turi būti, nes kažkodėl tas skambutis po ilgo nesusitikimo įvyko. Ir sakau, kaip būtų faina susitikti, jis sako, jo, irgi kaip faina būtų savaitgalį, bet, oi, sakau, savaitgalį aš ten turiu vieną spektaklį, jis sako, o aš einu į Teta Healingo bazinį, tą pirmąjį seminarą, žinai, ir aš sakau, kaip Teta Healing? Aš sakau, palabiškel, nueinu tą knygą, susirandu kažkur užkištą, išsitraukiu, ten bazinis kursas yra, ta knyga yra bazinis kursas. Ir aš sakau, a ne, tai žiūrėk, palauk, kokias dienos, žiūriu, vienas spektaklis. Sakau, jeigu aš Dublerė gali, aš sakau, aš einu. Ten 3 dienų seminaras yra tas pirmasis. Ir viskas, aš susidėliau, mano Dublerė galėjo. Ar ne burtai? Ir aš praėjau gyvenime, nes jeigu tu tos knygos tada nusipirkus, kurios tau po to visai nereikėjo, gulėjo lentynai, tu nebūtum suklausus, į kur jinai čia eina. Ne, aš ne. Nu taip. O tokių situacijų, žinokite, yra wow. Labai greitai viena. Dabar paskutiniu metu tokia, kur tikrai taip išmuša saugiklius, atrodo, kaip taip gali būti. Žodžiu, vienas žmogus mano gyvenime atsirado tokia nuostabia odontologė Solveiga. Šiaip gyvenime išgelbėjo realiai mano dukrai gyvybę upėje, nes būtų buvęs vos nesepsis. Toks 2 protinius dantis išrovė. Ir žodžiu, labai ten tokia ir neišgelbėjo, tiesiog sako, ne, atvažiuok, kad šiaip jinai skambino man kažkada, aš ją paskui kreipiausi dėl tų dantukų, nes aš prisiminiau, kad aš kalbu dėl Vaigauskų renginio, jos jubiliejų, kurios neįvyko, tas renginys jau niekaip neįvyko, bet mes kalbėjom, mes labai įsikalbėjom kaip su užsakove, kaip jinai odontologija ten. Tada aš bandau sakyti, savo, matau, vaikui toksai žandas. Nes nevyksta šiandien savo. Daktariai savo skambinu, sak tik pirmadienį. Aš galvoju, reikia kažką daryti, nes yra pavojinga. Aš tada skambinu jai, nes aš jos jau telefoną turiu ir pusvalandį prakalbėjus. Ir aš sakau, aš atsiprašau, kad aš kreipiuosi, nes antrą kartą kalbu su žmogum. Ir jinai sako, rytoj tu turi 9 val. Man pristatyti upę ir viską. Jinai pamatė, sakė, čia yra dienų klausimas buvo, kad galėjo būti užkratas ir būtų... Niekas neatsitinka. Tada, žiūrėkite, čia... Šitas žmogus, kuris tokiu stebuklingu būdu atsirado mano gyvenime. Per jubiliejų, kuris neįvyko. Kaip? Ir tada, dabar mes retkarčiais vis susirašom, kažką pasikalbam voisiais, dar kažką. Ir jinai sako, keliaujam į Harmony parką, dabar visai neseniai buvau. Ir jinai sako, aš su draugė važiuoju, sako, atvažiuok su Freja, pabūsim. Porą dienų prieš iškeliavimą į tą Harmony parką, aš taip norėčiau namuose pabūti. Bet galvoju, aš jaučiu, kad tiesiog reikia ir man pailsėti, ir reikia susitikti. Nežinau, kas iš to turi būti, bet kažkas turi būti. Ir prieš porą dienų, prieš tą išvažiavimą į tą Harmony parką, su Aisčiu, kadangi mes ruošiamės filmuoti filmą vasarą Italijoje,
Taip, aš žinau. Ir mes kūrėme jau, ta prasme, visus tuos jau dėliojamės dalykus, filmavimo reikalus. Ir mes galvom, mums reikėtų tokios užsienio žvaigždės, bet tokio užsienio, ne lietuvių. Ir mums reikia kokią, ir dabar pat atvažiuoja Laima Vaikulė, kaip ir, kaip fainai būtų, Laima Vaikulė, ten vieną sceną sugalvojom tokią ir galvojom, bet pafantazavom ir tiek žinių. Praeina porą dienų, aš keliauju į Harmony parką. Mes susitinkam, su jie sėdim, su ta stebuklinga moterimi, stebuklingų manau atsirado. Ir ten Laima Vaikulė? Ne, žinokit, čia per paprasta būtų. Čia būtų per paprasta. Aš taip pagalvojau. Žiūrėkit. Ir mes pietaujam, ir skambina jai mama. Ir jinai kalbasi su mama. Tai, mamytė, mamytė. Nu, sako, bet sako, ačiū Dievui, sako, dabar yra naujas draugas, ilgametis Vaikulės prodiuseris, žinai. Sakau, kaip? Turim ryšį. O čia paprasta. Aš tiesiog paskambinsiu, jūs ten kažką susiskambinsiu. Aš skambinu jam, jis sako, ne, tai žinai, viskas gerai, sako, aš tau duosiu kontaktą Vaikulės vyro, tai kitą dieną skambinu Vaikulės vyrui. Wow. Bet šiaip nėra, kad būtų buvusi ilga istorija, tikrai galiu pasakyti, nėra istorija. Aš atsiprašau labai. Bet, trumpesnių. Čia aš apie tai, kas yra įmanoma ir kas yra neįmanoma. Tipo, neįmanoma ir kaip įmanoma pritraukti į savo gyvenimą. Viskas yra įmanoma. Aš negaliu nepasinaudoti progą, dviem draugiam, rodau. Tinka, kaip manot, antrai vestuvių dienai. Nu, žinok, ir pirmai netgi. Ir pirmai. Bet kaip tau, pavyzdžiui, aš galvoju, negi tu su balta, pavyzdžiui, dabar ištekėtum, bet su tokia tau... Ne, aš norėčiau su balta, nes pirmą kartą tekėjau su spalvota. Bet dėl to čia antrai dienai, kaip jūs manot. Bet jis jaučia. Rimtai. Ne, bet kai tu... Čia yra natūralu. Bet aš galvoju, jūs jaučiat, bet, pažiūrėjau, kai mes pradėjome bendrauti, kad jums nevalingai kiekvieną kartą nors pakalbėti truputėlį apie vestuves. Užkrečiam. Ne, aš norėjau pasidžiaugti, kad tu, kadangi labai vertini lietuvišką produkciją, čia yra pasiūta Lietuvoje. Bet aš iš tikrųjų... Iš nuostabiausio šilko. Iš nuostabiausio šilko aukščiausios kokybės, pamiršau, kaip vadinasi tuoj. Deer Forest. Ne, Deer Forest, tai čia kompanija. Jo, Deer Forest. Tai mes prieš savaitę pasakom, bet... Iš naujo, dajung tą gabaliuką. Kaip tas vadinamas? Šilkas, iš M raidės, prisiminsit, kur iš vidinės kokono pusės jisai gaminamas. Makarano. Marabono. Ne, tu tik esi makaronų. Spalvos, man. Tai va, tai žinok, kad jie turi, taigi jau viską žinot, jau pačios mėginot, jie turi kalėdiniam dovanom nuostabiausių siauresnių, platesnių, šilkinių gumyčių plaukų. Bet čia nesmė. Nelaužo plaukų. Čia yra tiesiog malonumų jau tokie kvarbatkos, o visa pagrindinė produkcija yra... Malonumų kvarbatkos. Ir kadangi mes gaunam dovanų visos, to nuostabiausio šilkos karelių, būk draugė. Merginas, va. Papasako, kaip naudoti skareles. Va, dovanom. Aš čia manau, bus gerai, aš labai norėčiau šitą išbandyti skarelę. Aš šitą. Noriu pasakyti, kad žiūrėk, tokio formato skarytės, skarelės, tai visų pirma, ne tik ant kaklo. Dabar labai madoja yra tai toks... Aš valsą repetuoju antrai dienai. Nes tu jaunėlė, negali susidaryti. Metamorfozės. Čia sako, kaip naudoti tas skareles, be to, kad tai bobutiškai čia ant kaklo užsirišti. Čia nebobutiškai yra labai madoja ant kaklo užsirišti. Tikrai, žinot, aš labai, pavyzdžiui, keistai jausčiausi, jeigu aš užsiriščiau ant kaklo. Tai iškart bubulinka. Ne, aš tokia galbūt pedagogija, tokia, žinai, arba... O nesi tikrai. Bibliotekos vadovė. Marškinėlių, tai pranešimas. Pirma, tai pedagogija yra viena šito jau... Aš apie pedagogus tikrai, mano tėvai pedagogai. Nerišk, jeigu nepatinka, nerišk ant kaklo, rišk ant rankinės, pavyzdžiui, rankenos. Rišk ant riešų, į plaukus. Ir nepaprastai gražu. Gerai. Džinsų iškart pademonstruoja. Šilkumo kokį. Iškart pademonstruoja. Žiūrėk, džinsuose, kur yra kilpelė. Ne, čia tokia jau biškelė, žinai, paauglystė. Aš ant rankelės. Tai tik skaičiai tie mes. Susirgo ranko. Fainai, kad mes visos jau išėjom iš savo ribų. Nieko tokio. Be ribų, šituose šilkuose, be ribų. Ai, nu gerai, žiūrėk, jeigu yra vis tiek, yra moterų merginų, kur mėgsta ant kakliuko. Parodė, kaip čia reikia. Taip, plonai pasidaro. O gal aš visai gerai pasijausiu. Visiškai rašto nebesimato, nei spalvos. Kaip tai nesimato? Nu, gerai. Laukučius ištrauk. Aš visą laiką žinau, kad tikrai labai norėjau būti pionierė, bet čia tas labai kažkas noras. Ir kaip tik, tais labai gerai, kad tais metais jau keitėsi iš spaliuko ir panaikina.
O aš dar spėjau papūti draugovės tarybos pirmininkė. Bet čia yra visai kitokia. Pirmininkė. Draugovės tarybos pirmininkė. Esu pasakojus, kaip svarsčiau. Paliekame. Kaip aš čia? Dabar panašu į stewardesę irgi galėtum būti, jeigu šių laikų. Esu vaidinęs stardesnė. Šių laikų. Bet susikit gražu, iš tikrųjų labai moteriška. Tikrai ne. Pažiūrėk, kaip moteriška. Pavyzdžiui, Ai, bet žiūrėk, aš visai kaip skautė. Ir tau labai tinka prie nu, labai švelniai. Ko tinka? bet žiūrėkit, kad tinka, ir pažiūrėk, koks pojūtis, ir su kodu nusirengs, visai 10% nuolaida šiemet. Tinka, patinka, bet svarbiausia. Ne, svarbiausia yra, kad su kodu dėmesio, šį kartą kodas kitoks. Kodas nusirenk 10, nusirenk 10. Ne veltui, nes 10%. Taip. Su kodu nusirenk yra nuolaida 10% iki vasario 14, kas reiškia, kad ne tik šiom kalėdom, bet ir Valentino dienos proga galite dovanoti skareles. Ir tas gerai atrodo. Kumytes, užvalkalėlius pagalvėm. Vasario Nuo kurių mažiau raukšlėjimės, nes jeigu mėgom ant šilkinių pagalvyčių, nesusibarankščiuoja odutė. Lieka, jinai išmėgina. Taip, o čia yra jau kitoks šilkas. Čia yra Neapdorotas. laukinis natūralus šilkas. Neįtartum, kad šilkas, taip? Čia kaip tu mėginai tą... Man tas rankšluostis labai patiko Ir plaukam. čia iš tikrųjų yra makiažui valyti prieš savaitę. Wow. Aš čia išbandžiau ir va tas iš tikrųjų natūralus daiktas, natūralus produktas ir man kaip visada pagamintas Lietuvoje, lietuvių produkcija. Ačiū Gitanai, todėl kad tai yra lietuvės moters įkurta kompanija, šitas Deer Forest. Eina sau. Gitana tiesiog dirbo visai kažkokį rimtą kitą darbą nuo 8 iki 5 ir tiesiog po dukrelės gimimo, labai graži istorija, dukrelė jai atnešė visiškai naują erą gyvenime, Gitanai, kuri turi taip. Pažiūrėk, kokia nauja era yra pradėjo Netos kaklo. atsargiai tapyti ant šilko, pradėjo ir taip gimė šitam. Viskas, aš pradėsiu nešioti, nes aš čia atspindžiu, Pažiūrėk, matau, kaip kad ačiū, labai gerai Gitana. atrodo. Ne, bet iš tikrųjų pasičiūrėk. Bet man ir tos spalvos tinka. Ir kiek yra skirtingų ryšių. Bet kokio malonumo, tokio šiltumo. Bet svarbiausia, pojūtis kad yra. ant šono, ne? Ant šono, ne, Ne centrų. Gerai, merginos, negaliu atsistoti ant kviečiam svečią, už durų svečias, nepatogu, nekultūringa, čia mums plepėti Ir susitvarkom. Ir pas mus ateis Romantika LT įkūrėjas Domas, su kuriuo šiandien mes kalbėsime apie didžiausias problemas, seksualinės problemas porų gyvenime, Papasakosi viską. kurias kokios yra, kaip pasakyti, jo produkcija galėtų mums padėti išspręsti. Aha, labai gerai. Einam, tvarkomės. Keliam, laukiam svečio. Sveiki ir vėl pas mus yra Domas, Romantika LT įkūrėjas. Ir mes naudojamės progą ir paprašėme jo ateiti ne tik pakalbėti, bet atnešti. Ir kas, sakykime, čia darom? Štai yra Asta, Stašaitytė, tradicinių laidų vedėjai. Aš paėmiau pirmą produktą ir skaitau. Feromonų dulksna vyrams. Man svarbu žinoti, aš papurškiu ir... Mane ir aš jums turėčiau labiau patikti. O jeigu moteris užsikompleksavus ir jinai užsipurškė tuos stebuklingus feromonus, tai automatiškai pas ją smegeninėje vyksta perversmas, nes jinai galvojo, kad va šitie feromonai jai ir natūraliai, kai jinai pradeda jaustis kitaip, iš jos organizmo natūraliai pradeda skleistis tie feromonai, ką mes ir turim. Neturiu patirti iš gyvenimo. Gerai, kad Domą pasikvietėm. Taip tikrai. Nes aš Dėl to, kad per jūs dvi neįmanoma šnekėti. Ne, tiesiog visus turi tiek patirčių. Aš buvau tarptautiniai parfumeriniai parodoje. Vieni kvepalai buvo būtent feromonai. Aš jūs užsipirškiau ant rankos, kitos rankos užsipirškiau tradicinius kvepalus. Grįžau namo ir tuometiniam savo draugui sakau, kurie tau skaniau kvepia. Ir jis nurodė tą bekvapį feromonų kvapą. Feromonai paskui. Nebe kvapi, o jisai uostė tavo ranką ir jam patiko tavo kvapas skleidžiamas. Ir jisai teisingai pasirinko, nes jeigu jisai būtų pasirinkęs kitos moters kvapą, tai supranti, kas jam būtų. Apie ką mes šiandien, Domai? Mes buvom sutarę pasišnekėti apie lietuvių intymio gyvenimo problemas. Jo, mes prieš savaitę išlydėdamos Domą sakėm. Po savaitės apie tai, kaip svarbu išvis tas intymus gyvenimas ir kaip jūs galite padėti su tiek būtinės technikos. Padėkit. Padėti galima kuo puikiausiai, iš esmės išspręs daugumą nutinkančių situacijų ar problemų, su kuriomis susidurėme turbūt kiekvienas viename ar kitame amžiuje, net tos lūpos. O kokios yra dažniausios problemos, su kuriomis poros susiduria? Sakyčiau, tų problemų yra keletas, turbūt dažniausia problema tokia, vėl nesuabsoliutinant, bet iš mūsų patirties, kad moterims nereikia Ko? sekso.
Rimtai. Ta prasme, Nu, taip sako. tokio įžeidimo. Masiškai. Bet čia, žiūrėkit, jūsų Yra priekyba masinė prisideda problema. prie to, turbūt. Kad nereikėtų. Prisideda, kad nereikėtų. Tik, kad to labiau reikėtų. Bet pirminė problema, kad nereikia. Nesuprantu. Ir aš nesuprantu. Visoms migrena lietuvaitėm, išskyrus mūsų tris. Būna pavargusios, būna migrena, būna šiaip galvos skausmas, laiko neturi, knygas skaito, būna masiškai. Tai ar tai yra moterų problema? Pažiūrėsiu. Kad jom knyga įdomesnė. ar ne? Blogiau nuo to turbūt vyram. Aš prisipažinsiu tada trumpai, tikrai iš asmeninės rimtos patirties, vienas vyras man prisipažino, sakė, kad iš tikrųjų iki šiol susidūręs, su tokiu požiūriu su savo buvusiam žmonom, kad tau reikia, kad tau reikia, tau reikia. Ir sako, jam sutikti moterį, kuri pati sako, norėčiau tavęs, geiščiau tavęs, sako, yra wow. Dėl to, kad aš turiu kompleksą, kad čia tik man reikia, o jai tai nereikia, sako, kaip man gera sutikti žmogų, kuris sako, geičiu tą, prasme, kada gauni atbulinį iš moters. Ir aš labai nustebau. Aš nežinojau, kad tai yra tikrai taip, kaip jūs sakot. O aš galiu patvirtinti, kad tai yra labai paplitusi problema. Tai Tik apie tai yra bensinė šnekama. Panagrinėkime problemos priežastis. Na ir kaip jūs galite padėti jas spręsti, kad tom lietuvaitė moterim irgi O tai gal norėtųsi? visgi apie priežastis. Tai kokios Išsiaiškinkime priežastis. Turbūt visi būnam jauni, surandam antrą pusę, būna viskas gražu, gerai, meilė, visi patenkinti. Taip. Po kiek laiko įsivelia buitis, seksas tampa toksai nuolatiniu, iš dalies iš reikalo. Nedaug dieve? Deja. Nuolatiniu gerai, bet iš reikalo ne. Deja, bet tampa ir iš reikalo. Po kiek laiko moteris nepatiria orgazmo, po kiek laiko jai pasyviai nereikia, o po kurio laiko ir prasideda ir aktyviai nereikia. Kokius čia dyvus pasakojat? Taigi pradžioje nepatiria orgazmų, nes tavęs nepažįsta partneris, kuo toliau, tuo viskas kokybiškiau. Tai čia tau būna su tais, su kuriais tu ten... Su kokiais čia, ne tiek aš jų daug turiu gyvenime. Aš negaliu pasakyti, kad aš pirmą kartą matau Astoj romantikės pusę, tai jinai visą gina, kad to visko nėra ir taip romantiškai žiūri. Ne, bet iš tikrųjų tai labai logiška, kuo labiau vienas kitą partnerį pažįsta su metais, tai vis kokybiškiau, ne? Neturėtų taip... Ar nėra taip, kad, pavyzdžiui, pačioj pradžioje ten tas polikis, tie visi feromonai natūraliai veikia ir atrodo viskas įsivažiuoja ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Ir, sakykime, partnerio arba partnerės tas toksai priėmimas yra daug didesnis, nes tie rožiniai akiniai labai veikia, o, pavyzdžiui, nelabai patinka ten, sakykime, su to partneriu seksas, bet geras žmogus. Ir paskui vaikų tėvas. Labai fainai pradeda gyventi kartu ir tada jau išlenda iš tikrųjų, kad tu pasakai, kad, ne, žinok, man tas vis dėlto nuo pat pradžių nelabai buvo, žinai, tada iš jų pradedu atviriau kalbėti. Tai tik tai išbandot, nepatinka, nedaryti, nieko daugiau reikia, tada nebus jokių tokių nuostolių seksualinių. Ne, bet yra kitas ar patys. Turbūt patys, žiūrėkit, tai nieks čia nevargšas. Aš tai galvoju, nei vienas čia nevargsta. Pokalbį ir tokį pasimti. Patys, kaip sakyti, pasirenkam ir patys žinom, kas perspektyvui laukia. Čia audra ir visa kita, o paskui tos audros nebėra. Aš manau, kad labai abu žmonės prisideda prie tos audros sukūrimo. Ir va šitie visi žaisliukai ir visi šitie dalykai, aš ir į savo patirties sakau, jie labai padeda sukelti vėl tas bangas iš naujo. Ir tikrai būtent, sakykime, mano praktikoje, jinai jau vibruoja. Taip, kad kalbėti. Šitie dalykai labai, ta prasme, palaikė pulsą. Taip, vienu atveju jie gali palaikyti pulsą, jeigu jisai dar neįsiderinęs, bet jeigu jau viskas yra atšalę, o ką daryti tada? Taip, bet čia jausmai atšalę, o ne seksualinis poreikis. Buvo atšalo būdo. Atskirai. Tai jūs sakykit, ką daryti? Aš sakyčiau taip, aš remiuosi tokiu žymiu psichiatru, tai yra Maslow. Jisai yra sudaręs žymėje piramidę. Ir seksualinius poreikius yra nurodęs prie būtinųjų fiziologinių poreikių. Man tai buvo didžiulis atradimas. Aš buvau tą piramidę matęs eilę kartų. Taip. Bet vieną kartą reikėjo panuoti vienam seksologui ir galvojau, galbūt rasiu įkvėpimą. Ir įvedžiau original Maslow piramidę. Ir atradau, kad ten yra puikiausiai įskaidyta. Ir aš mačiau cenzūruotą piramidę visą gyvenimą, kurioje yra sudėliota labai gražiai mūsų fiziologinis seksualinis poreikis ir seksualinis intimumas, kuris yra keliais laipteliais aukščiau. Originaliai kaip yra.
Tai originaliai taip yra, o visada yra rodoma be šito mums. Ai, Išjungta. Aha, o tai gerai, koks skirtumas tada? O tada gaunasi skirtumas. Tai, kad pradėkime nuo to, kad pirmiausia reikėtų išspręsti fiziologinį poreikį, o jisai sprendžiamas ypatingai lengviau. O tada, kaip jūs jau ir minėjote, tas kitas yra kuo puikiausiai kurstomas ir jo net nereikia kažkaip tai papildomai kurstyti, nes abiem poroje yra įdomu, abudu susidomėję, abudu įsitraukia ir abudu to patiria malonumą. Ir tai yra laikas kartu. Intimus laikas kartu. Seksualinis intimumas. O ką daryti, pavyzdžiui, tarkim, ar moteris ar vyras yra labai kompleksuotas ir pradžiui ten tas šaukštelis misionierius labai faina yra. Faina, ir tu reikia. Ir viskas taip. O paskui, kai prasideda kažkokios naujovės ir tipo, čia, žinok, čia kažkoks iškrypimas, žinai. Būnagi taip, kad labai tokie, tipo, jau ne, čia jau, žinai, biškelį, aš tau ten plekštelsiu labiau ir tipo, suveiks. Smurtas, ta prasme, tu ką su manim, tu manęs nekinti, žemini, žinai. Tai ir viskas nepakeliu. Tai turi abu sutapti, taip tame. Jeigu žiūrėti, kaip kalbėjom prieš savaitę, jeigu žiūrėti pornografinį filmą, tai pasitarnausi, jeigu ne kiekvienas savo žiūrės ir turės fantazijų apie ten matomus, o jeigu tą žiūrės su tuo tikslu, kad abiem būtų nuo to gera. Taip ir turbūt su visais tais, ką mes vadinam žaisliukais. Nežinau, ar jūsų nežeidžia, kad aš tai vadinu žaisliukais. Iš esmės net aš esame industrijoje sutarę, kad nebevadinkime jų žaislų. Okay. Tai nėra žaislas. Okay. Tai yra malonumo prietaisas, tai yra būtinis prietaisas, tai yra sveikatinimo prietaisas, tai yra sekso reikmenis, bet visgi ne žaisliukai. Žaisliukai žaidžia vaikai. Gerai, tai sekso reikmenis. Tai turbūt poroje turėtų abu sutikti, kad galima juos pasitelkti, ar ne? Na, jeigu vienas pradės labai energingai siūlyti, o kaip Ineta sakė, kitas sakys, čia kažkoks iškirpimas, tai niekur toli nenueisim. Aš jau tikrai neeksperimentuosiu, man čia šito nereikia. Ne, jau tikrai, ką mums ir taip negerai. Aš tau kokie, žinai, kad čia, žinai, daryčiau tau visokius, žinai, piruetus. Šitos, žinai, helikopterius. Psichologija už viso ko slypi, nes, pavyzdžiui, produktas vadinasi Superhero Strong. Taip, šiuo atveju. Mega gigantas. Mega herojus stipruolis. O aš tada perėsiu prie konkrečių klausimų, nes aš neatstosiu, man reikia labai praktinių patarimų. Tai kągi mes sutarėm prieš savaitę, kad šiandien kalbėsim, kaip jūsų prekės, produkcija, ar ne, sekso reikmenis gali pasitarnauti porai gyvenime. Mes jau visi sutarėm, kad intimus gyvenimas yra svarbus, nežinau, ar jūs sutarėt, bet aš tai tam pritariu 100% ir jis tikrai galėtų būti piramidės aukštumoj. Tai, o jeigu jisai pašlyja, o jeigu nesutampa partneriai, gali pasinaudoti sekso prekės tam? Kas konkrečiai čia yra pristatyti? Jo, ir aš dar noriu kreiptis prieš šitą visą peržiūrą, jeigu jaučiat, kad, pavyzdžiui, tikrai čia esate iš tų tokių vienuolių serijos ir ten tokių klasikinių sukirpimų, tai išbūkit šitą laidą. Tiesiog ir pažiūrėkit, kas bus. Žiūrėkit, mes viską išsiaiškinsim, kas tai dudelė. Kaip gerti, ar nežiūrėti pas kur šitą kištą, kur ištraukti. Čia pas floristą, įsižiūrėkite, prašau. Prašau, pasakykite, nes jūs žiūrėkit, jūs tiesiog sužinosit informaciją, o paskui galėsit 15 sveikų Marijų, jeigu ten labai bloga bus. Bet gal nieko nenutiks, gal tiesiog jūs savo gyvenimą įsileisit kažkokį tai naują vėją. Labai atsiprašau, prašom. O gal grįžtume prie pirminio visgi klausimo. Kas čia yra, aš jau papasakosiu laidos eigoje, bet pirminis klausimas buvo, o tai kaip tai gali padėti, ar tai gali padėti. Paimkime partnerį, pažiūrėkime tokių paimkime partnerį, pažiūrėkime, tai garsis mūsų kaip į labai gerą mėgstamą patiekalą. Kiek mes tą patiekalą bevalgytume, jis tikrai yra geras, bet jeigu tai darai 50, 15, galbūt 30 metų, nebejotinai tas patiekalas po kiek laiko pabos. Aš varškės apkepą galiu padaryti vieną dieną išeiginę ir vėl galiu 30 metų. Aš iškart galvoju apie šaltibarščius. Kiekvieną dieną, 10 metų. Bet supratom jūsų mintį. Pabodo patiekalas, ką daryti? Galima keisti patiekalą, galima pasitelkti kokius nors prieskonius. Ne, su patiekalu galima keisti, bet jeigu apie partnerį, labai pageidautina man bent jo nekeisti, o su tuo pačiu turėti kokybiškus santykius. Galima pasitelkti kažkokias priemonės, kurios, sakykime, tos santykius padarys įvairesnius. Tai aš ir klausiu, ką man čia griebti. Bet kurį. Kokias problemas turi, sakykit, jas ir mažai. Neturi, bet gali būti. Astai, sakyk, įsipasakok, vaikė. Aš tai manau, kad pagrindinė problema yra tai, kad mes dar kol kas nežinom pusės dalykų, kas čia iš vis yra. Čia tikrai tokie medicininiai instrumentai. Nes, pavyzdžiui, šitas mane gazdina. Ta prasme, šitas bumbulas. Kas čia yra? Love Magic. Saulės rezvinė masažuoklis. Samantha Jones per tokį
kultinis serialas Atsim City, buvo susiginčijus su būtinių prekių parduotuvės pardavėju, kas čia yra per daiktas. Ta prasme, mikrofonas. Pardavėjas sakė, čia yra masažuoklis. Masažuoklis kaklo. Masažuoklis kaklo. Kaklo. Rūmenų. Samanta sakė, ne, čia vibratorius. Gerai, masažuoja. Čia vibratorius? Taip, tai yra vibratorius. Geras. Fainai. Nieko vibratorius. Marija nečiapinė. Kaklo masažuoklis. Taigi čia yra vibratorius. Taip, vibratorius, kurį turbūt nepaprasčiausia naudoti. Tik paslėpti labai sunku nuo mamos ir nuo vaikų. Bet jie gali nežinoti, kas tai yra. Gali. Nes tikrai pagalvotų, su mano darbu, nebijau, žinau. galvotų, kad čia yra Kaip ir mikrofonas. tos močiutės ten, kur žiūri tokius Galima prie kaklo. 25 metų, kur nenori nieko naujo. Pabandyk, žiūrėk. Na, toliau, labai netikėta tikrai. Vibratorius. Masažuoklis. Masažuoklis. Bet čia gali būti šeimos visos, žodžiu. Po puikiausiai, mes biure turime ir pavyzdžius ir juos naudojame tikrai ne pagal paskirtį. Labai gerai pasimasažuoti po sunkios dienos kaklo. Kam jisai ir buvo sukurtas. Tiesų, jis buvo sukurtas 68 metais japonų kompanija Hitachi. Čia ta pati, kur ruošiasi pas mus statyti atominę elektrinę. Sukūrė būtent kaklo masažuoklį, bet labai greitai publika susivokė Amerikoje, kad jisai masažuoja kur kas geriau kitą vietą. Geras. Bet jisai čia moteriai skirtas. Jisai skirtas moteriai. Aš tik pasitikslinau, kad neatgazdinčiau O savęs. ta pati Hitachi kompanija prieš 15 metų nutraukė jo gamybą, nes sakė, mes nenorime būti siejami su imtmės produktais. Okay. Po 3 metų, nes tai buvo nepopuliariausias produktas Amerikoje, po kelių metų vėl atnaujino, nes suprato, kad padarė klaidą. Nu gerai, šitas, nieko nesuprantu. Kas čia yra? Muiliukas. Švilpinė. Ne tos lūpos. Ne tos lūpos? Ne tos. Bet gerai apžuomina, Ne, bet iš supratau. tikrųjų, kaip čia yra, kaip čia? Ką mes turime? Čia mes turime vakuuminį klitorinį stimuliatorių. Vakuuminį. Vakuuminį. Ultraukinį. Ne. Greičiau. Aš taip greit nemoku. Ei, čia yra klitoriui. Taip. Gali vyras, o gali, pavyzdžiui, ir moteris, kai vyras komandiruotė. Drąsiai. Jeigu Drąsiai. vyro nėra irgi. Šitas irgi kuo puikiausiai Čia veikia. iš vis labai graži plaukų guvytė. Kas čia? Šiuo atveju šitas daiktas naudojamas, kada yra nepakankama erekcija. Erekcija, ne? Taip, dedama ant peniaus, spaudžiama. Vyram čia. Vyram. Šna ir suspaudžiu. Kraujo pripūsta ir Izu, aš tu kaip iš multiko, žinai. Bet geras. Nu gerai, toliau važiuokim, gerai? Super. Toliau. Gerai. Šitas bordo. šitas burdo, jie būdų yra skirtingi būtent vakuuminiai klitorio stimuliatoriai. Ok, gerai. Jie sučiumpa ir krato tol, kol tau ir padeda. švelniai. Platus diapazonas. Platus Gerai, diapazonas. ok, gerai. Supratau, reikia garso izoliaciją pasistiprinti. Nebūtinai. Nu, jeigu bus, Nu, dėl šito taip, bet galima gal kaip nors pagaliu ar kažką tai. Bet šitie daiktai pasidarė tylų su laiku. Ką turim toliau? kas ten? Formos Čia atrodo kaip savaržėlių tas. Čiukšt. kaip savaržėlė. Viena dalis į makštę, įjungiama ir abiem nuo to būna gerai. Naudojamas tiesiog sekso metu. Vibratorius porom. Aha, kartu, žodžiu, dreba. Dreba kartu. Būna gerai kartu. Gerai, ok, toliau, kas čia yra šitas tas mėlynas, žalias, gerai, žalias. aha. Žalias įdomus daiktas, kurį mes turime, kuo jisai įdomus, kad jis turi tokią funkciją, kad jeigu kažkam patinka didesnis. Aš kadangi panašų tik rožinį iš jūsų gavau dovanų, prasidėjus mūsų podcastams, tinklalaidėms, aš galiu papasakoti. Papasakok. Labai įdomu. Tai čia yra vibratorius, o čia yra klitorio stimuliatorius, ne? Tikrai taip. Ar net ten jinai įsikišo? Šitas daiktas turi daryti. Edukacinis turinys. Tikrai, klausykit, mes su jumis, mes laikomės, klausom jų. Tai kadangi, Mekskit. kadangi mes apie šitą daiktą jau žinome, tai galima pasimti turbūt vieną iš įdomiausių vibratorių. Ui, net kurie jūsų yra- rankos virpa. Ir su juo įdėti. Kurie yra vadinami pulsatoriais. Čia reikia sutvirtinti lovą. O, tikrai, žiūrėkit, dviese mes tai darom. Čia reikia sutvirtinti. Aš nuotoliu jau čia. Čia va yra šita. Bet čia tokia jau labai energingai moterė, ne jau. Arba kaip tik kuri tokia geibeną, tai ją iš ryto pažadinti. Kad nereikėtų dirbti, galima tiesiog. Žiūrėkit, Nuostabu. iš ryto vyras. Ai, girdė, kelkis, nenori kelti. Ne tai Bet rimtai yra tokių, kur spaudimas 50 ant 60, alpstančios, perbalusios, kaip
Nikolė Kidman. Ne, kaip Nikolė Kidman. Tai paimi iš ryto ir pažadini. Žiūrėkit, O jinai jam tik šnai ir irgi pažadina. O čia ryklys. Kas čia? Ryklio žiedelė. Lygiai tas pats penio žiedelis, tik tas jis turi vibravimo funkciją. Tai čia irgi vyram. Sakyčiau, labiau ir vyram, ir moteriam, nes jisai vienu metu ir sustiprina erekciją, ir iš kitos pusės stimuliuoja moterį būtent sueities metu. Nereikia nieko rankose laikyti, užsidedi ir papildoma stimulacija. O atsiprašau, o kaip čia vieno dydžio Esu apstulbusi. penio, o kaip tas dydis, jisai elastingas? Jisai elastingas. Ok, gerai. Visas gyvenimas prieš akis. O šitą vis tiek, pavyzdžiui, jūs gaunate naują prekę, ar viską išbandot? Mes pasitikim savo tiekėjais ir jų testuotojais. Daugiau nei 5000 prekių. Romantika.lt. Ar viską išbandys? Labai ačiū už visas tos parodymus, nes kokią Kodėl niekas kokią nepriėjo fainą prie progą slapta įsijungti, pasidarius kavytės, pažiūrėti tą laidą. Niekas nežino, kai jūs žiūrėjot, niekas nesužinos. Bet jūs informaciją gavote, iš tikrųjų labai dėkojam. Skilties niekas nepriėjo. Čia yra didžioji mistika. Tu su savo tais kvepaliukais, žinai, nueini nuo tokių... Nu, iš tikrųjų, po šitokių reikalų nejuokink tu mūsų. Jau nebegrįžti. Iš tikrųjų, jau. Jau viskas aišku. Bet aš tie irgi turiu savo parfumai. auditorijos dalį, ar ne? Tu turi jau ką tik ištekėjusios tavo auditorijai. Mano auditorijos dalis kukliosios moterys. Taip. Žiūrėkit, jeigu jūs nesiryžtate eiti į tą sąvaržėlių skyrių. Kas čia? Tai yra intimi kosmetika. Va. Tai va, tai ačiū Jums, kad Jūs esate už drąsą. Jūs, kai atėjote prieš savaitę pas mus, sakėt, mama jau žino, kuo aš užsiimu. Tai iš tikrųjų už drąsą kurti tokį verslą. Ačiū daug. Ačiū labai. Ir kadangi jau artėja švenčių metas, per radiją girdėjom, kad jau kalėdos, taigi norėtume įteikti jums kelias dovanėlės. Su palinkėjimu, kad seksas būtų dažniau negu kalėdos. Ačiū. Ir nauji metai. Ir nauji metai. Ačiū labai. Pirmos dovanos šventinėm Kaip fainai, ačiū. Galėtume perduoti kolegai. Ne, jos šiek tiek skiriasi. Skiriasi.